Pažiūrėkime, kaip patogiai gali būti analizuojami programos duomenys naudojant verslo pjūvių naršyklę. Bet kurios programos lentelės, sąrašo, operacijų sąrašo ar ataskaitos informacija gali būti greitai atvaizduojama jums patogiu būdu. Darbas naršyklės režime pradedamas paspaudus lentelės tvarkymo mygtuką ir pasirinkus meniu punktą Verslo pjūvių naršyklė. Naršyklės režime matomoje lentelėje lengva pakeisti stulpelių plotį, jų vietą. Lentelės įrašų išdėstymo tvarka gali būti lengvai keičiama atliekant rūšiavimą pagal bet kurio lauko reikšmes. Pavyzdžiui, operacijų sąrašą galima surūšiuoti pagal partnerio pavadinimą, asmens vardą, datą ar bet kurio kito lauko reikšmę. Rūšiavimas gali būti atliekamas ir reikšmių didėjimo ir reikšmių mažėjimo tvarka. Patogu atrinkti lentelės įrašus pagal bet kurio lauko reikšmę. Pavyzdžiui, operacijų sąraše palikime tik vieno partnerio operacijas. Galima atranka ir pagal keleto laukų reikšmes. Pavyzdžiui, iš atrinktų vieno partnerio operacijų gali būti paliekamos tik tai konkretaus asmens operacijos. Atrankos sąlygos gali būti nurodomos ir sudėtingesniais būdais, pavyzdžiui, nurodant ieškomos reikšmės dalį. Taip gali būti atrenkamos operacijos, kurių dokumento numeris prasideda tam tikrais simboliais, pavyzdžiui, raidėmis D, F, G. Sąrašo apačioje matomą sumavimo juostą galima užpildyti reikšmėmis. Čia gali būti matomas pasirinkto stulpelio įrašų kiekis, visų šio lauko reikšmių suma. Čia gali būti matoma minimali, maksimali arba vidutinė šio lauko reikšmė. Naršyklės režime matomų lentelių įrašus lengva sugrupuoti pagal bet kurį stulpelį. Sugrupuokime operacijų sąrašą pagal partnerio miestą. Sąraše matomos įrašų grupės, jos gali būti išskleidžiamos arba suskleidžiamos. Galimas ir kelių lygių grupavimas. Pavyzdžiui, operacijas sugrupuotas pagal partnerio miestą papildomai sugrupuokime pagal asmenį. Tuomet kiekvieno miesto pardavimai yra papildomai sugrupuojami pagal operacijoje nurodytą atsakingą asmenį. Grupavimo tvarką galime keisti. Pavyzdžiui, šiuo atveju sukeitę grupavimo laukus gausime pardavimų sąrašą sugrupuotą pagal atsakingus asmenis, kuriame kiekvieno asmens pardavimai yra sugrupuoti pagal partnerio miestą. Grupavimas panaikinamas pašalinus lauką iš grupavimo juostos. Sugrupuotą sąrašą galima papildyti grupės sumavimo juostą. Ji užpildoma reikšmėmis apskaičiuotomis iš šios grupės įrašų. Naršyklėje pateikta informacija gali būti spausdinama arba eksportuojama į įvairių formatų bylas. Taigi, verslo pjūvių naršyklė tai duomenų analizės įrankis turintis itin plačias galimybes. Čia aptariam tik dažniausiai naudojamas iš jų. Naudojantis naršyklę lengva susikurti duomenų lentelių vaizdus, kuriuose informacija pateikiama jums tinkamiausiu būdu.
Be to, kiekvienai programos lenteliai galima sukurti po keletą skirtingų vaizdų. Jie išsaugojami atskiruose duomenų lentelės puslapiuose. Dar porą pavyzdžių. Lentelės įrašai gali būti matomi keliose eilutėse. Tokiu būdu ekrane galima sutalpinti daugiau informacijos apie tą patį įrašą. Taip pat, naudojantis verslo pjūvių naršyklę, lentelės stulpeliai gali būti grupuojami. Tuomet, judant lentelėje į šonus, stulpelių grupės vieta gali būti fiksuojama. Ši galimybė itin patogi, analizuojant ataskaitas turinčias daug įvairios informacijos. Taigi, naudodami verslo pjūvių naršyklę galite greitai ir patogiai analizuoti programoje esančius duomenis bei keisti programos lentelių vaizdą taip, kad jame kuo aiškiau matytųsi jums reikalinga informacija.